question first. Yes. Yes. Okay. Please, could you tell us where are we now? Now we are at the grave of Praslavko Barbarič. Taigi dabar mes esame prie tėvo Slavko Barbaričiaus kapo. He was a priest. Jis buvo kunigas, who lived and worked in Medjugorje Kuris- in the early days. kuris gyveno ir dirbo Medžiugorėje apsireiškimo pradžios. Yeah. He has many gifts. One of them he spoke many languages. Jisai turėjo daug dovanų, viena iš tų dovanų jis kalbėjo daugeliu kalbų. Yeah. And in the early days, this was very important. He formed the ritual of having mass and everything, adoration and everything around Jesus and his Holy Mother. Ir iš tiesų tai buvo ypatingai svarbu pirmosiomis dienomis apreiškimų, nes jisai buvo tas, kuris sudarė tą tvarką vakaro programos, šventų mišių, adoracijos, ir tai yra labai svarbu. So he played a very important role in the history of Medjugorje and the appearance and that so many pilgrims were coming to Medjugorje. Taigi dėl to, kad atvyksta daug piligrimų į Medžiugorję, yra didelis jo indėlis, jisai svarbu vaidmenį suvaidino. Yeah. We believe that he is a holy person. Mes tikime, kad jis yra šventas žmogus. So when you pray now, how do you pray? Yeah, I thank God for his life. Taigi, kai aš meldžiuosi, aš dėkoju Dievui už jo gyvenimą. Yeah, and I thank God for he was a priest. Ir dėkoju Dievui už tai, kad jis buvo kunigas. Yeah. And we know the Holy Mother said to the visionaries that he is already in heaven. Ir mes žinom, kad Dievo motina pasakė jau antrą dieną po jo mirties, kad jis jau yra danguje. Yeah. So I pray the rosary for my family and for some people who I am praying for. Taigi aš rožinį meldžiuosi už šeimą ir už kai kuriuos kitus žmonės, už kuriuos meldžiuosi. What is your name? Koks jūsų vardas? My name is Liliana. Mano vardas Liliana. Yeah. Thank you so much for sharing. Ačiū labai Bless už you. pasidalinimą. God bless you.